Ką jūs galvojate apie pantomimą? 1967 metais tokių klausimų stebindavo kiekvienas sutiktąjį Modris Tenisonas, pantomimos trupės vadovas, tuomet atsiradęs Vilniuje iš Rygos. Ir žmogus, niekada anksčiau nekvaršinęs savo galvos panašiom problemom, taip netikėtai užkluptas, nejučiom imdavo ieškoti galvoje pantomimiškų sąvokų. Po 60 metų mes klausėme kiekvieno kalbinamojo, kaip pasikeitė pantomima per tuos metus. Ką žinote apie šiuolaikinį šokį? Aš atvažiavau į Šiaulius, pradėjau vaidinti, taigi aš buvau nenormalus. Visą laiką man aktoriai sakydavo, kad tu čia dabar judini taip nežmoniškai, kažkaip tai labai keistai. Atmesk, sako, savo visas pantomimas ir pradėk normaliai kalbėti. Tai kai pradėsi normaliai judėti ir normaliai kalbėti, o tada ir būsi artistas. Nu tai atmečiau. O paskui atsirado Šeiko. Ir man buvo toks labai nuostabus susidūrimas dabar pernai kuriant Šiaulių dramos teatre, kur su mumis kūrė Saulius Pauliukonis, kuris buvęs yra Tenisono mokinys. Tai ir mesgi net naudojam spektakliui jo piešinius ir figūras, kompozicijas aš dėliojau iš Tenisono piešinių. Tai iš tikrųjų ta jungtis buvo tokia, man atrodo, jeigu taip žiūrėti, tai šokio istorijoje tai gal ir pirma tokia. Aš aišku sakau, kad mano amžius ir visa kita nelabai leidžia judėti per daug. Tai sako, nieko pajudėsi. Sako, čia Modrio Tenisono mokinys, tai mes viską su jumis darysim. Na ir aš vaikščiau į tos pratimus, į tos užsiėmimus visus. Tai žinot, atsigult ant žemės negaliu, nes mane turi pakelt tada, jeigu atsigulsiu. Tai man padarė kėdę specialiai ir aš dirbau visą laiką su kėdę. Ir aš visą laiką klausiau Agnijos, kodėl jūs vadinatės šokio teatras? Kodėl jūs, pavyzdžiui, nesivadinat judesio teatras? Ir jinai sako, o todėl, sako, o jūs pantomimai buvot trupėj, bet šokote. Sako, aš nešokau, aš vaidinau kaip pantomimos artistas. Ne, sako, šokot. Jeigu aš būčiau gimęs vėliau, jeigu man dabar būtų kokie 25-30 metų, tai aš gaudau galvą, kad aš eičiau pas Agniją ir prašyčiau priimkit mane pas save. Nes kai atvažiavo ir dirbo su mumis, tai aš kaip grįžau į senus laikus, kaip dirbdamas Kaune su Modriu Tenisonu. Bet aš vis tik tai labai išskirčiau pačią Tenisono mokyklą. Jinai, man atrodo, net ir pantomimos visoje istorijoje yra labai kitokia. Tai, ką jis darė, man atrodo, yra labai skirtinga nuo apskritai pantomimos visam pasauliu. Man bent taip atrodo. Yra kartais sudėtingas klausimas, į kurį man sunku atsakyti. Ir buvo toks klausimas užkeltas per aptarimą vieną. Kuo skiriasi pantomima, tai ta mūsų improvizacija plastinė, nuo šiuolaikinio modernaus šokio? Nežinau. Kartais taryba nubrėžti yra gana sunku. Aš pasakysiu, kuo skiriasi. Pantomimos aktorius gali daugiau pasakyti savo kūnų negu šiuolaikinio šokio šokėjas. Nors jie dabar, aš seku Auros kolektyvą Kauno, einu kiekvienais metais į jų premjeras nuo pat atsiradimo. Paskutinį žiūrėjau, dabar Godos vadinasi 3.
taip jie gali daug, bet šokis, netgi šiuolaikinis, jis vis vien, taip jie ten triukus rodo nerealius, jie ir tie vyrai ir ant galvos stovi, iš tikrųjų jie ten špagatus į visas pusės daro, mes irgi darėm kažkada ir taip toliau. Bet tai vis tiek apribota šokio. Tai yra šokis. O pantomima čia gali būti ir šokis, ir judesys, ir buitinė pantomima, kai tu dirbi su daiktais, arba improvizacinė pantomima, ką Dima propagavo, tą improvizaciją, gyvas toks judėjimas pagal muziką. Kai per tave praeina ta muzika ir tu nešoki, o tu ją išreiški judesiu. Tai aš manau, pantomima gali daugiau. O jinai egzistuos tol, kol gyvas žmogus bus. O kai bus robotai ir tie visi androidai ir kitokie, aš manau, labiau egzistuos, nes visus buitinius darbus sunkius darys dirbtinis, o žmogus turės galimybę tobulėti ir daryti iš savęs, ką nori. Ir dar ta technika, ko gero, bus tobulesnė negu dabar. Nu, čia mano personalinė nuomonė. Aš manau, kad neišnyks. Vis tiek tai persiduoda vis daug, kažkas vis tiek susirgs tą ligą. Aiškinsis, kas yra pantomima, tu mokykloje dirbu, su vaikais dalinuosi ir rodau žingsnelius, rodau ten sienos tos. Ir šitie dalykai, jie gali pritraukti ir jie, žmonės, gali vėl susidomėti, aiškintis. Bet aišku, beveik vėl, ne visai nuo pradžių, bet vėl jie patys turės eiti tuo keliu ir aiškintis. Gal skirtumas yra tokių sferai, kad pantomimos teatras jis daugiau ar mažiau vis tiek turi dramos teatro elementų. Taip. Ten yra aktoriaus vaidyba, aktoriaus meistriškumo vis tiek šitas dalykas yra. Šokyje irgi tas gali būti, bet tas to mažiau matyti. Galbūt aš vis dėlto nubrėžti tiksliai aš nesiimu. Kai prieš pusę amžiaus Modris Tenisonas parašė su savo trupe laišką tuometiniam ministrui Lionginui Šepečiui, labai greitai po to juos atleido iš Kauno muzikinio teatro. Šiandien buvote pas ministrą ir jūs? Dar mūsų niekas neatleidžia, nes niekas neturi mūsų. Mūsų pačių rankose yra viskas sukurta. Ir žinoma, su kultūros tarybos pagalba, su kitų fondų. Tačiau šokis vis dar egzistuoja tik tai pačiam nevyriausybiniam sektoriui. Nes jeigu baletas turi operos ir baleto teatrą, kitus teatrus, kur yra šokis, jeigu dramos teatrai turi teatrus, tai šokis vis dar yra tik tai mūsų tokio entuziazmo dėka, jisai gyvuoja ir auga. Šiuolaikinis šokis yra jaunas, taip, atsiradęs Kaune tik tai prieš nepriklausomybę, nes man atrodo, kad šokis vis tik tai, dėl ko ir Tenisonui, man atrodo, buvo šitie visi iššūkiai, nes vis tik tai judesys, jisai ir ypatingai mąstymo forma šita, tiek šokyje, ir, sakykime, pantomimoje tuo metu, tai yra laisvo žmogaus, tai yra tai, ko tu galbūt negali iki galo suvaldyti. Ir todėl jisai gali atsirasti tik tai laisvose šalyse. Ten, kur yra režimas, šiuolaikinio šokio neegzistuoja. Nes šiuolaikinis šokis dažniausiai atneša labai opius klausimus, labai atspindi, sakykime, dabartinę situaciją, tuo, kuo mes gyvenam, nebijo kalbėti labai tokiamis drastiškomis temomis. Tai jisai yra toks nepalankus, jis nėra patogus. Pirmiausia, tai apskritai liaudies šokis yra pats seniausias, ritualai, ir iš to susiformavo tada baletas, baleto visa mokykla ir leksika. Ir 20 amžiaus pradžioj iš to pradėjo formuotis modernusis šokis, kuris ėjo prieš baleto kanonus. Ir jau paskui, sakykime, buvo postmodernizmas ir jau mes esam dabar šiuolaikinio šokio stadijoje. Pantomima, jeigu taip žiūrėti, sakykime, mūsų vadovėlinis, istorinis, sakykime, jeigu žiūrėt, tai aš Lietuvoje, sakykime, tai susieju, nes man atrodo, kad ir tiek Birutė Letukaitė, kuri viena iš tokių pradininkių buvo, jinai turėjo pakankamai tamprų ryšį su tuo. Ir iš to vystėsi ir sonata, ir aura, ir iš to, man atrodo, atėjo.
Ar dabar vat, jau tie, kurie dabar atėję yra jauni žmonės, ar tai susiję su pantomima, tai tikriausiai gal sunkiau yra, nes vis tik tai, kas yra Lietuvoje, koks didžiulis yra dabar trūkumas, man atrodo, ir duobė, kad nėra Lietuvos šokio istorijos. Ir užtat šiek tiek ta informacinė yra paskendusi. Modernus šokis užsibaigė apie 80-uosius metus. Tai tiesiog kaip dailėje mes turim įvairius skirstimus pagal laikotarpius, pagal žanrą ir pagal to meto, sakykime, kryptis kažkokias. Tai šokis, visas tas periodas, sakykime, nuo amžiaus pradžios, maždaug pokaris visas, tai labai aiškios buvo pačios modernų šokio kryptis. Ir buvo keli choreografai, kurie kūrė būtent savitus savo žodynus ir pagal kūrėsi mokyklos ir jų buvo labai nedaug. Mūsų asociacijoje yra 80 menininkų, kurie turi, vieni dirba labiau pedagogais, kiti turi savo trupes, bet tos trupės, sakykime, arba teatrai, kaip mes vadinam, jos yra, gal taip, mes iškart įsivaizduojam operos ir baleto teatrą. Tai iš tikrųjų, tai šiuolaikiniam šokiui dažniausiai teatrai yra labai maži, kartais 1-2 žmonės, kartais būna tik tai aš turiu savo teatrą ir tik tai atskiriems spektakliam kviečiuosi šokėjus kartu su manim dirbti arba muzikantus, arba ko man reikia vienam ar kitam spektakliui. Tai yra, reiškia, gyvenama iš bilietų, iš projektinio finansavimo. Tai užauginti didelės trupes yra tikrai labai sudėtinga, beveik neįmanoma. Kiti kolegos mūsų ir asociacijos nariai, mes tikriausiai netgi gal didžiąją dalį važinėjom po regionus. Ir jeigu atvažiuojam į Vilnių į pusmetį, sakykime, kokius 2-3 kartus, tai regionus tikrai važiuojam ženkliai dažniau. Ir asociacija ypatingai bendradarbiauja su regionų kultūros centrais. Ir netgi mes pradėjom dabar tokią programą, kad leidžiamos bus premjeros būtent regionų kultūros centruose. Tikriausiai man yra vienas didžiausių malonumų visada važiuoti į regionus, į mažesnius miestelius, kur auditorija yra labai atvira, jie yra smalsūs ir ypatingai, jeigu jie tik šiek tiek labiau pažįsta kūrėjus ir jie šiek tiek jau pripranta ir žino juos, tai jie labai atviri ir labai laukia. Tai iš tikrųjų yra, ir tikrai su kolegom kiek dalinamės, kad daug labai šviesių žmonių ir veikti tikrai turim ką. Regionai prašo visą laiką spektaklių vaikam, kad mes užaugintumėm tą kartą, kad jie įprastų eiti į spektaklius, į šokį, į muziką, į dramą, nes tam reikia juos užauginti. Mano kolega, kuris šiandien šoka, Marius Pinigis, tai iš vis jis šokdina pusę Lietuvos jaunimo. Tai visada mes važiuojam ir dabar, pavyzdžiui, mes Šiko šokio teatras iš vis labai įdomų tokį projektą vykdom, kurį pastatėm kartu su prancūzais. Tai mes dirbam 10 dienų su vietinė bendruomenė, kur kviečiam ir vaikus, ir jaunimą, ir vyresnių žmonės. Ir mes sukūrėm kartu su jais spektaklį, kurį paskiau parodom atviroje vietoje, atviroje erdvėje mieste. Tai čia tai iš vis yra raktas į pritraukimą tiek jaunimo, tiek vyresnių žmonių, nes vis tik tai, kai jie sudalyvauja kūrybiniam procese, jie tada supranta, kaip tai vyksta ir supranta, kasgi tai yra iš vidaus. Ir jie tada jau tampa labai aktyviais tiek auditorijos dalyviais, tiek galbūt ir pasuka. Žinom tokių atvejų, kad prieina prie mūsų jau dabartiniai studentai, sako, va dėl to, kad aš pamačiau jūs ten Kelmėj, aš įstojau paskui šokį. Naujasis Baltijos šokis Vilniuje, pėdos Anykščiuose, Klaipėdoj platformos,
Kaune Aura. Bevardijant visus 15 Lietuvoje vykstančius įvairaus dydžio šokio ir judesio festivalius, gali ir pavadinimus supainioti. O kur savitumas, nacionaliniai bruožai šokyje? O pas mus yra spektaklis Dovydo Strimaičio Suk-Suk, kuris yra pastatytas pagal žymę liaudišką dainą Suk-Suk ratelį ir atliekamas yra su tautiniu kostiumu. Tai visam pasaulyje yra daug ryšio su folkloru ir visai neseniai mačiau meksikiečių, didžiulį su sambrerais, bet faktas, kad tai yra perkelta vis tiek į šiuolaikinę kalbą. Ir nežinau, buvo mintis, sakom, gal reikia suklumpiam kažkokį daryti dalyką, bet vėlgi tai yra jau labiau idėjinė priemonė išreikšti negu, kaip pasakyti, šiuolaikinio šokio braižas. Ar galima Europos festivaliuose atskirti Lietuvos šiuolaikinį šokį? Aš ką tik grįžau iš Dublino šokio festivalio ir pirma mintis, kuri mane aplankė ten būnant, kad tikriausiai jau keli metai, kaip Lietuvos kūrėjai jaučiamės visiškai pilnavertiškai europiniam lauke. Tai jeigu dar prieš ten 20 metų, sakykime, net ir 15, mes vis jautėmės, kad tie, kurie tik pradedam, tie, kurie gal kažkur tik tai nueisim, tai jau dabar kai kur esam net ir diktuojantis kažkokius meninius dalykus, meninės kryptis netgi, jau atvažiuoja mūsų žiūrėti, jau europiniai prodiuseriai jau dairosi. Tai mes iš tikrųjų labai lygiavertiai pozicijoje esam su visų europiniu šokiu. Gal nelygiavertiški, sakykime, finansavimu arba tradicijom arba kažkokiais, sakykime, tinklais arba ten sklaidos galimybėm, bet iš tikrųjų tai esam vis tiek meninė prasme, tiek žmonių įsitraukimu labai panašiose situacijose. Trupės dažniausiai ir atlikėjai labai dažnai visam pasaulyje yra labai tarptautiški. Ir pas mus ilgą laiką buvo ir belgas, ir vienu metu rusas, buvo ir švedė, ir prancūzai. Bet matyt, nuo choreografo tapatybės vis tik tai būna kažkokia spalva, kur mes galim atpažinti, kad tai yra vienos ar kitokios šalies. Jeigu, sakykime, skandinavišką šokį galima iš karto atpažinti, nes jie dažniausiai būna labai konceptualūs, nėra to tokio pačio šokio kaip šokio. Tai, sakykime, prancūzai jie labiau yra tokie judesiški erdvėjai, o Lietuvos šokis vėl jisai toksai kartais ir nostalgiškas ir toks beieškanti savo tapatybės. O kas laukia šiuolaikinio Lietuvos šokio? Kur link jis eina? Koks jis bus? Aš manau, kad jis ir bus labai įvairus, nes man atrodo, kad šokis labai atspindi mūsų įvairią labai visuomenę ir pasaulis, man atrodo, kad yra atviras ir tų kelių mums visiems būti ir išlikti yra tikrai nemažai. Ir yra įvairūs festivaliai, kurie vieni rodo darbus lauke, kiti rodo muzikinius labiau darbus, kiti labiau politinius. Tai aš manau, kad viskam yra savo vieta ir laikas. Ko Lietuvoje tikrai labai norėtųsi, tai užaugti iki tokių galimybių, kad mes galėtumėm šokį, lietuvišką šokį rodyti didžiosiuose scenose, kad atsirastų repertuariniai spektakliai, kad mes važinėtumėm po visą Lietuvą ir ten susirinktų pilnos salės ir, sakykime, ne tik labiau tradiciniuose pastatymuose, bet ir pakankamai provokuojančiuose. Tai va tokio galbūt atviresnio dialogo su auditorija, didesnių pastatymų ir šiandien kaip tik kalbėjomės ir su ministru, kad norėtumėm, kad atsirastų ir nacionalinė trupė, kuri reprezentuotų Lietuvą ir Lietuvos kūrėjus.